reikia dabar pataikyti. Aš atsiprašau, aš nešneku. Aš jums netrukdžiau gal metėt. O dabar labai įdomi situacija. Žiūrėk, jaunuolį, tu kai metei, tave filmavo mama. Būk geras dabar nufilmuot mamą, gerai? Žiūrėk, kaip jinai meta. Iš karto stokit ant mūsų magnetinio disko. Ai, norit iš toliau mes? Man gerai, palaikom kauniečiai plojimais. Mama! Ai, trūko visai nedaug. Bandykit iš arčiau, aš labai noriu, kad jūs pataikytumėt, žinot. Turi gautis geras filmas. Kaip gerai jūs filmuoja. Ačiū Jums labai, ateikime šimtuosimai. Susitikimų į gerą ir visą. Legia. 7 baigtus metimai iš eilės kauniečiai, netikite jūs toliau, mes teisime žmogailės eilės. Šį kartą iš tikrųjų gelbsti komanda Bertas Leno. Danielis Turizas turėjo progą. Dar kartą štai čia sugebėjo atsidurti prie kamuolio anksčiau už Mikalą Kadlecą. Smūgis vartininkui sudėtingas. Kamuolys atšoko nuo žolės prieš pat Bertą Leno. Jaunas Chelsea puolėjas ir Sirgaliai jam dėkoja. Sirgaliai patenkinti tuo, ką matė. Lampardas keičia Mirelešą. Tai yra schematiškai viskas lieka taip pat. Galbūt ir taip. Lampardas vietoj Mikelio būtų vis dėlto pernelyg rizikingas sprendimas. Šioje šalyje rinktinės treneriai yra kalbėję apie tai, kad Mikelis buvo atakuojantis saugas ir Chelsea atėmė iš Nigerijos. Geriausia kuriantį futbolininką privertė jį žaisti kitaip, tačiau šiaip ar taip. Nigerijoje vienaip, Chelsea kitaip, o Andrė Šiurlė demonstruoja, kad su kamuoliu gali daug. Taprakas. Šiurlė. Į baudos aikštelę. Sidnėjus Samas pabandė ten pakovoti. Keitimas ir Bayerio komandoje dabar.
susistumdymai tarp abiejų komandų krepšininkų. Ir labai rimti susistumdymai. Goranas Dragičius labiausiai nepatinka Ispanijos krepšininkams. Tiesą sakant, kaip ir minėjau, kvepia desperacija, 4 iš 17 labai sparčiai mažėja. Prastėja Slovėnijos rinktinės pataikymas, bendrai žaidimo pataikymas yra vos 30%, Navarro iš vidutinio nuotolio 59-35. Šio kėlinio rezultatas tiesiog nepadorus. 24-7. Tiksliau 24-6. Dabar toks yra. Jūlas iš karto pripažįsta savo kaltę. Real baudų metimai. Abi komandos jau viršijo komandinių pražangų limitą. Jūs matėte Juano Karloso Navarro pasirodymą šiose rungtynėse, rezultatyvus, tačiau ir klaidų kupinas pirmasis kėlinys. 9 taškai ir 4 klaidos, tačiau po to 17 taškų ir nėra klaidos. Juano Karloso Navarro Graikija, ispanai dominuoja šiose rungtynėse, na keistai, žaidėja kamuolį. Markas Gasolis meta paskutinį metimą, Rudy Fernandesas supranta, meta taikliai. 71-45 ir mes jau, galima sakyti, turime pirmąjį Europos čempionato pusfinalio dalyvį. Vienas 45, slovėnai pasidavė. Užteko vieno Ispanijos rinktinės pustelėjimo, sėkmingiau sužaisto antrojo kėlinio ir po pertraukos slovėnai net nebekovoja. Ir dabar tiksliai galima padaryti išvadą, kad Slovėnijos rinktinė šiam Europos čempionatui yra nepasirengusi. Nėra tokia prasta Slovėnijos rinktinės sudėtis, kad su ispanais kovotų tik vieną kėlinį, tik 10 minučių. 8 taškus atkovoja aplinkis kamuolis, atliko rezultatyvų perdavimą, perėmė kamuolį ir suklydo 3 kartus. Atakuoti Ispanijos rinktinė ir galiausiai viskas baigėsi klaida 3 sekundės. Felipe Reyesas per ilgai užsibuvo baudos aikštelėje. Per visai Slovėnijos rinktiniai 3 taškai šiame čempionate fatališkai nekrenta. Žinoma, šiame ketvirtfinalėje šiame čempionate Viktoras Klaveras jau žaidė. Ketvirtfinalio pabaigos. Ispanijos rinktinė pusfinalėje kaunasi su antrojo pusfinalio nugalėtoja ir tas antrasis pusfinalis 21 valandą tiesiogiai per TV3 televiziją. Krepšinio žurgalas. Kalbas yra, kad rautų yra vienodai sostinė. Buvo kalimas kažkiek pagindės kol kas pirmosios rungtynių minutės. Iš tikrųjų neblogai, gal labai neblogai kokienas. Labai neblogai agresyviai. O čia neskipimas. 7 Makedonų tritaškis, 2 tik pasakė tikslą, kaip jūs sakė, Damas lietuviai kol kas metė vieną ir tą patį pasakė. Bet lietuviai apskritai yra tikriausia komanda šiame čempionate. Darimas tačiau suspėja, prasižengti suspėja. Vakaras Stojanovskis. Ir tik tai antroji pražanga.